Nu ką, prasideda savaitgalis ir šis savaitgalis bus ypatingas. Važiuojam į kemperių sezono uždarymą, kurį organizuoja mūsų draugai. Ką šeiminėlė? Į savaitgalį! Labą dieną! Mes atvažiavo tie garsieji mūsų youtuberiai, 500 kelionių, ar girdit mane? Sveiki, atvykę! Labą dieną, labą dieną! Labą dieną, kaip malonu jūs visus matyti čia. Perdodam tradiciškai lauktuvės iš pajūrio organizatoriam. Kaip gražu čia žuvis. Dedam į dovanų kampelį. Gerai, sveiki atvykę, paskui išsiaiškinsim visas detalės. Prašau prieiti prie mūsų vaišių stalo, išsirinkti galbūt stipresnį lakštingalų gėrimą, galbūt švelnesnį lakštingalų gėrimą. Vaikučius pakviesti už uždarymą. Už uždarymo atidarymą. Ačiū, kad atvykote, čia yra maža dovanėlė, kad prisimintumėt, jog buvote Tauragės krašte. Ačiū, ačiū. Ačiū labai. Paragauta, apšilta, pasisveikinta, tekiam statytis. Oi, kai visi čia smagiai džiaugiam širdelėm, labai noriu. Kai atvyksti, turi pasiruošti. Čia viena dalis iš kemperistų laimės. Pasimatuot, ar lygiai mes Ne, ar Marius. Nekreipkit dėmesį. Aš noriu pažiūrėti. Prašom. Aš tai pasvajoju, o kiek čia tūkstančių reikia turėti? Nuo iki, kad tuokis. Daugiau negu 50. Kur? Man bus išeiti. Kiekvienas kemperistas turi tokį reikalą, statai ant stalo ir žiūri. Ir dabar sakai, kad reikia aną pusę pakelti, nes mes stovim šitaip. Arba ant sepjos. O, kaip viskas padaryta. Su akcentais. Stalai papuošti. Scena papuošta. Generalinis. Kaip nusiteikia? Taip, kaip nusiteikia? Tai mes visada gerai. Svarbiausia nusiteikimas. Taip. Labai graži vieta, labai gera vieta, labai smagiai įvažiavom, atvažiavom, pasistatėm, prisiparkavom, viskas va taip. Žiūrėsim, kiek to grožio liks po šio savaitgalio šitoj pievai. Ne, nu čia, jeigu kas nemoka vairuot, tai čia, kaip tako, kaltint, žinai ką, čiūkėja. Kaip jūs, ponė, nusiteikusi? Žiauriai gerai, užsakėm gerą orą, dabar turėtų toks truputį palaistyti, tokį mažiuką krikštuką. Nu vis tiek atvėsinti. Dulkės nuplauti, ar ne? Dulkės nuplauti. Tai viskas gerai, viskas yra suderinta, bus labai gerai, mes uždarysime šaliai. Mes registruojam vaikus. Duodam ranką. Turkinas vaikas. Liauk, čia viskas
jau iš anonsų buvo matyti, kad čia bus gerai. O dabar mes tuo įsitikinsime, kad... Taip, čia viskas aukščiausiam lygiai. Tai mumis dar labiau nustebinsi, mes tą galėsim patvirtinti sekmadienį išvažiuodami. Labai gerai. Ačiū. Oi, kokie ten dalyvauja fainus. Kaip gražiai atrodo. Sveiki. Savičiai. Lakštingalas stiprusis? Ar lakštingalas? Aš stiprausiu noriu. Jaunusis. Bei būtinai Klimstam. Bet yra atitinkama technika, kuri išgelbės. Reikia manyt visus atvažiavusius. Kaip jūs ponios nusiteikusios? Labai gerai? Šventiškai, ne? Kas jums sakėte, įspūdingai atrodo? Kad va čia įspūdingai. Įspūdingai, nu jo. Čia dar tik pradžia, man baisu pagalvoti apie likusius 50 ar 60 atvažiavusių. Eik, pastumsi žmogų iš galo. Neskubėk. Lelek! Įjungsi to. Iki. Po truputėlį renkasi. Daro kemperiautojai apšilimus, įsikūrimus. Ir laukia vėliavos pakilimas. Labą vakarą. Kaip nusiteikia? Ką reiškia mekaninės pavarų dėžės? Ir kai pravažiuoji arti metų laikų keliaudamas, tai va ką reiškia paskui? Nesustojai, Aš dabar noriu pasakyti, kad čia iš nuo sankabos spaudimo. Nu tai taip. Gal. Nori ir tu, jeigu nori, kad išvažiuoji, galiu padaryti. Jis eina į uždarimo atidarimą. Jau eilės nebeliko, bet vis tiek dar sukėlė. Viskas nusikimšė nuo cukraus. Žino, kad saldumą mėgsta, ką pasako. Susitvarkysi paskui. Paskui. Einam. Sveiki, kemperistai!
Ar žinote, nuo ko viskas prasidėjo? Tai buvo 2010 metai. Tai buvo Obuolių sala, tai buvo molėtai, tai buvo 3 kemperiai, 6 suaugę ir 3 vaikai. Ką matome šiandien? Šiandien yra 2025-ieji, tai yra Tauragės regionas, tai yra Lakštingalų slėnis ir šiandien mes turime 92 kemperius. Žinau, kad bus vėluojančių, bet šiandien dabar pat užtraukime mūsų himną ir pakelkime vėliavą. Vėliavą kviečiu pakelti mūsų Valių karalių. Valių, laukiame tavęs prie vėliavos. Visus naujokus kviečiu į sceną. Oi, kaip jūsų faini čia yra tikrai daug. Vau, ir dar nesibaigė. Gerai, ateikit arčiau, žinokit, nes visi, ar ne? Tai pradėkim nuo tos pusės ir norime jūs paliksim kaip vyšnę ant torto. Prieikite, tada pakviečiame pirmą šeimą. Eikit susirasti savo šeimą, jei turit. Tai dabar vieno atstovą paprašysim tiesiog papasakoti, prisistatykit, kas jūs, iš kur atvažiavote ir kaip sužinojote apie mus. Mes šiaip esame iš Kauno, kemperiaujam, tai ne taip ir jau ne vienerius metus, bet į bendruomenę prisijungti nusprendėm šiemet, tiesiog radom Facebook'e, ten visokią informaciją ieškai, kas ką parduoda, kas ką. Sveiki, mėlėjai, labai gražūs, labai tokie esat, nežinau. Taip ir matosi, kaip akyse blizga ratai. Pas mane ratai yra belia kokie ir šitie ratai. Labai ačiū, kad priėmėte kompaniją ir kitais metais tikrai būsiu tikru nariu. Tikrai esu Irena iš Raseinių. Aš nežinau, kodėl Irena iš Raseinių taip ramiai prisistatė. Iš tikrųjų, Irenos iš Raseinių tikslas atvykti čia buvo toks, jog ji dabar gaminasi, konstruoja vaną, su kuriuo ji galėtų keliauti, ar ne? Ir šį kartą jie atvyko, žinot, pašmirinėti, susirasti pažįstamų pažinčių, kas turi, kokių patarimų, lipdote vanus ar kažką darote, tai prieikite prie jos ir pakonsultuokite. Ir tada aš manau, kad per atidarymą mes ją sutiksime tikrai turint vaną, ar ne? Na kągi, mėly kemperistai,
Aš labai kviesiu jūs ateiti kiek galima arčiau, nes mums labai svarbu matyti jūsų nuotaikas, jūsų veidus bei akis. Choras Glorija, mes irgi turim vieną kemperistę, visai šviežią, kuri jau įveikė, bijau pasakyti, kiek kilometrų, 12, šiemet nusipirko naują kemperį ir 13 000 pravažiavo. Tai jeigu kaip, manau, kad tikrai Ingrida su savo vyru Sigitu įsipaišys į jūsų kompaniją. Bet tai čia bus kitais metais. Nu, mes dainuojame jums. For to us a child is born, to us a son is given, the government will be on his shoulder. Rejoice and celebrate, and you're is born today, and he shall reign forever and ever. Po pasirodymo laukia kita dalis. Nuo šitų širpuliukas eis per kūną, o kažką gal migdys ir eis miegot. Per repeticiją, kada girdėjau, tai ėjo pagalbai per kūną. Kiek žmonių su visokiom skirtingom veiklom yra ant šios žemės. Su savimi žinią apie savo kraštus ir nuolat atrandate naujus. Šį vakarą ir visą savaitgalį jums savo širdį atveria Tauragė. Medžiai čia buvo tokie tankus, kad saulės spinduliai sunkiai prasiskverbdavo per lapus. Bent mažiausiai Ačiū labai. Ačiū labai. Tik nelįskit tarp ugnies, iš toli meskit. Nes tas labai karštas yra. Nepamirškit norą sugalvoti, nepūstykit be reikalo. Mano patarimas yra įžodinti garsiai savo norą, nebūtinai, kad visi... Vingiuota, gyvybinga. Ir mūsų upė jūra turi Gintaro dulkės. truputėlį mažesnės upelis. Gaidžiai gieda, rytas buvo ramus iki šios akimirkos, kol organizatoriai nepradėjo žadinti visų. Maudynės upėje. Gužėjo. Dar viena aikštė. Ir ką mes turim?
Lygtais 95 šeštadienio rytui. Kas labai alkani ir atrodo gavo mažai blynų, stoja iš karto į eilę, valgo eiliai ir eis toliau prie dalinimo langelio. Kaip mažiukai pusryčiai. Vyksta turgus, viską išparduodu. Legudukai. Turi kiaušiniai, ne kažkokie irsliai, supranti, miltai, cukrus, sviestas geras, iš tikrųjų. Ir nerankoms sukižnėpė neelektrinis, bet visas tas yra tikrai rankų darbo ir man tai jis Super! Paragausim. Jo. Skirtingi autobusai išvažiavo į edukacijas. Mes važiuojam į Taurų parką, Laipynės, ten, kur vaikai galės palaipiot, pasivaikščiosim. Kiti išplaukė Baidarėmis. Dar kitus išvežė į Tauragę, po miestą pasivaikščiot. Na ir aišku, turbūt pati įdomiausia, į kurią greit neliko vietų, tai vėjo jėgainių edukacija apie vėjo jėgaines. Tai manau, kad čia reikės grįžti į tą kraštą kažkada ir aplankyti tą edukaciją. Eiti apie įsiūlę. Sakiau, mažiau gėtų, Aleksai. Eik šalin. Laikov, aš tave eiktų. Ne to atras patvirtinti. Aleksai, iš baltų šortų rudą dryžę paliko. Liektų, blemba. O, gerai. Autorius iš tikrųjų keliauja kemperiais. Turbūt tik tais tokiais rimtesniais. Raudiniais. Dar raudoną? Ir dar juodą? Jo. Ir juodą bandysit? Šaunuolės. To raudono tokia baisi.
Lukai, gerai buvo, ne? Sakė, mama labai nori. Kaip emocijos? Jūsų nuotaikos! Aleksiukai! Atvažiavo žemaitukai. Buvo atvežti, vaikams bus pramoga. Prie batutų pasipildė dar nauja pramoga. Lazeriai. Žodžiu. Pasikartosiu, nėra nei kada valgyti, nei kada gert. Lieka tik naktis. Naktį arba miegi, arba valgai, arba geri. Viskas. Nes šitiek veiklų ten ateina šitoji, va. Šita kalčiausia, kad neturim kada išgerti ir pavalgyti. Šiaip iš tikrųjų, tai mes sudėjom visą programą taip, kad jūs čia sveikai praleistumėt laiką, tik man nepavyko užtikrinti to, kad būtų prastas internetas. Nes visai tas internetas ir nieko, ne? Taip. Lazeriai. Jie turi į vidurį šaudyti, ateik čia. Tai tenais vidury yra tokia kaip vėliava ir turi sušaudyti pilną, kad visas pakiltų visi burbuliu. Va, merginos buvo dekoracijose, pasigamino savo puokštes. Gal net ir stalas bus šį vakar papuoštas. Tikrai taip. Liuks. Vaikams dar. Ir atrakcija ne tik vaikams, dideliems vaikams. O, barbarytė. Nori nufilmuoti? Vyksta edukacija. Stalo gėrybės ruošiamos. Skanu. Ir gražu. Vinigretas, naminis. Ponios ruoštas. Nu ką, laukiame dar pusvalandukas ir bus pokalbis su Roku Baciuška. Truputėlį renkasi publika. O mūsų gražusis stalas, vaišės, kokie svečiai prie stalo. Ne visiems dar gerai po vakar. Bet ir visa Lietuva. Tai yra lenktynininkas Rokas Baciuška. Tikiu, kad bus kažkoks klausimas susijęs su to jaunu ir karštu. Visi turbūt dar mes širdį jauni ir karšti esame. Aš tai norėjau pasiklausti, kokios jūsų įsimintiniausios varžybos ir kuo jos buvo įsimintinos. Kas buvo įsimintiniausias dalykas, turbūt pirmas Dakaras, paskutinis greičio ruožas. Mes esam 4. vietoj, trečioj vietoj buvo lenktynininkas, tai mūsų skirtumas buvo 5-6 minutės ir mes su šturmanu, tam buvo 180 km greičio ruožas, mes visą laiką paskutinę dieną duoda lengvesnį greičio ruožą, nes finišas ir taip toliau. Tai mes su šturmanu pasakėm, arba mes grįšim su 3. vieta, arba mes mumis išvežti ligoninę. Tai mes grįžom su ta 3. vieta ir mes spaudėm labai stipriai tenais. Mano klausimas toksai, tu daugiau pilotas ar mechanikas? Čia toks retorinis, bet taip nuo dūšios, ar taip ar taip? Pilotas daugiau, iš mechaninės pusės tą tikrus dalykus žinau, bet nesu stipriausias. Bet ką reikia pasikeisti dykumoj, tai aš žinau, ką reikia. Level up, level up, level up. 5, 4, 3, 2, 1, žaliausią patiekalą ir vyks balsavimas. Paragavim. Ir koks skonis? Įdėta šito gabaliuką, čia pirktinis jau. Naminį to
Palau, duonos dar yra, ne? Labai geras. Sakiau, kad tai yra prizas. Jeigu jūs jį nupirksite per aukcioną, aš tikiu, kad kiekvieną kartą atvažiavus į kemperistų susitikimą prie jūsų kemperio visada ateis būrys žmonių. Žinodamas. 70 eurų. 10 eurų vienas. 70 eurų 2. 70 eurų 3. Tai kur tas euras? Kas ten yra? Parduodu! Brangiau! Mes taip galvom, toj Saharoj, kur ten jis buvo, toj dykumoje ten labai daug dulkių, kažin kaip ten jau nusipraust sekęs. Tai kad į kemperį neprisineštų daug vandens, smėlio, tai yra, mes tokį dušą jums dovanojam gerai, o jūs išbandykite ir būtinai nusifotkinkit. Ačiū jums! Čia net pagal spalvą nepavadinsi antifryzų. Nežinau net ką reikia ragauti. Prasidėjo mega lietus, kurio dar šią vasarą ir rudenį nebuvo. Šoksime mes dviese po meilės lietumi. Buvęs organizatorius, esamas ir potencialus būsimas. Vyksta derybiniai procesai. Būsimas Reik bėgti čia. Šitom kaunietėm, kai susidedi, tai taip ir būna. Ne, ką tik man tokie. Tai labas rytas, kolegos bendraminčiai. Oi, koks būta gero vakarėlio. Smagiai būta pajudėta. O dabar slenkam ant pusryčių. Pusrytukai.
Tokie puikūs pusrytukai. Kaip tu, Kristinėlė, jautiesi? Aš galiu kalbėti tik sakiniais. Kaip jūs jaučiatės? Aš jaučiuosi, matyt, jau parėjo ta tokia emocija, kai viskas eina į pabaigą. Tai viduje jaučiuosi laiminga, dėkinga orui ir visiems žmonėms, kurie atvažiavo, nors jie sakė, kad būtų atvažiavę bet kokiu oru. Ir man labai skauda galva. Ir žinau, kad ne nuo alkoholio, o turbūt nuo to beprotiškai didelio nuovargio. Reik manyti, kad greit praeis. Merginos, jūsų savaitgalis praėjo. Gerai. Gerai? Patenkintos? Kas labiausiai patiko? Vakar. Vakar, jo. Vakar seniau? Šiandien netgi toks kuklumas iš jūsų sklinda. Labai fainai. Kas labiausiai patiko? Batutas. Batutas. Kas dar? Saldainiai. Saldainiai. Labai daug šunų. Žurnal. Kas tau labiausiai patiko? Mažvydai. Mažvydai. Kas tau labiausiai patiko? Man tau patiko. Nežino. Nežino. Kas tau, Rapoliukai, patiko? Irgi batutai, ne? O kas šaudėt vakar su lazeriais? Aš. Patiko? Nu va, faina, smagu. Šią kemperistų vėliavą ir linkime sėkmės. Viskas baigta. Pavyko. Pavyko. Bet tai kokie mes šaunuoliai, ne? Taip. Mes nerealūs. Belenkai jūs gerai. Kokius jums reikia pasakyti žodžiu. Liūdna Kristina, kiekvieną dieną pradėti. Kasdien kas sako, po to kas trečias. Atrodo, nebuvo bloga jau nuo manęs. Norim padėkoti jūsų labai didelį darbą, Labai daug. Labai faina, labai dėkui. Kad jums vėl